Vėl balsuojame. Šį kartą renkame ne tik šalies vadovą, bet ir Europos parlamento narius. Ko iš valdžios tikisi klaipėdiečiai? Yra toksai humoras, sako, jeigu tau gyvenime nesiseka, pažiūrėk, un pasu, gal tu lietuvis. Tai vat norėčiau, kad šitą taisyklę pasinaikytų, kad mes didžiuotumės, kad esame lietuviai. Dalis klaipėdiečių neslepia. Jei ne prezidento rinkimų antrasis turas rinkti europarlamentarų, jie nebūtų ėję. Ne. O kodėl? Neįdomu. Aukščiausiasis teismas nusprendė, Vaidutis Laurėnas vadovauti Klaipėdos universitetui negali. Ta pati buvo paskelbęs ir žemesnės instancijos teismas, tačiau Laurėnas atlaisvinti kėdės neskubėjo ir sprendimą skundė. Tai pilietinė jo teisė buvo. Uostamiesčio valdininkai apleistų statinius nori griauti be savininkų leidimo. Esą kitaip pastatų vaiduoklių šeimininkų pažaboti neįmanoma. Jeigu statinys yra avarinės būklės, kelia grėsmę aplinkybėmis, kad jį būtų galima nugriauti. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.